Kas svarbu, renkantis grindų dangą? Aš jums pasakysiu vieną svarbų dalyką, kuris aš ir Ruslanui sakiau telefonu, kai apie tas medžiagas kalbėjom grindų. Šitas interjeras yra labai, jūs prašėte, kad būtų toks daniškas, skandinaviškas, šiek tiek su bohemiškais elementais ir mes naudojame labai daug rudos plokštės. Tai jūs įsivaizduokit, kai bus pusė iš tos patalpos gan sodri ruda plokštė. Norėsis, kad būtų grindys šviesesnės. Ir jos manęs asmeniškai turėtų visiškai neerzint, absoliutiškai, nei į šviesę, nei tamsią į jokią pusę. Tai aš asmeniškai rinkčiausi šitas. Dėl to, kad jūs daug charakterio gaunat iš akmens, kuris yra žalsvas, iš labai tokių šokoladinių rudų jau plokščių, norisi visiškos neutralios ramybės, kažkas turi nugesinti. Už tas būsit. Gerai, padedu čia. Labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad ne tos. Ačiū Dievui. Tinka ir tos. Evita, kokia jūsų nuomonė? Pateisiu, palaukit pas Evita. Tu būtent dviejų renkantis. Aha. Asmeniškai rinkčiausi šitas. Neutralesnės. Jo. Ruslanai, kas patinka jums? Jūs čia atsakingas už Šiaip man projektą. geriau va šitas. Šitas labiau, ne? Arnai, o jums kas patinka? Eglutė. Eglutė. Viskas, links Arnas irgi linksmesnis žmogus. Viskas ok. Nu viso, tai turim tada 2 laimėtojus, bet kurios iš jų tiks.